Dar viena kelionė, kurios nepavyks ištrinti iš atminties. Nuotykis pakeitęs mano požiūrį į gyvenimą ir vertybės. Gyvendamas pietryčių Azijoje tapau perdėtai savimi pasitikintis, galvodamas, kad manęs čia jau niekas nenustebins. Bet kaip aš klydau. Vietnamo gamta priminė, kad buvau niekas kitas, o tik mažas pasipūtėlis prieš jos didybę. Kviečiu tave kartu leistis į gražiausią motociklo maršrutą pietryčių Azijoje. Prieš pradedant kelionę susipažinkime šiek tiek su Hadženg regionu. Šis regionas susiformavo kažkur prieš 400–600 milijonus metų, kai čia dar buvo senovinė jūra. Per milijonus metų tektoninės plokštės susidūrė, jūra atsitraukė, o kalkakmenio sluoksniai iškilo į kalnus, sukurdami šiandieninius dramatiškus vaizdus, šlaitus, tarpeklius bei serpantinus. Dėl sudėtingo reljefo šis sritis ilgą laiką buvo atskirta nuo likusio Vietnamo. Todėl čia išliko autentiškos etninės kultūros, tokios kaip Hmong, Dao, Tai ir kita. Vietiniai gyveno ryžių ir kukurūzų laukų bendruomenėse, išlaikydami savitą kalbą, architektūrą ir tradicijas. Pats Hadženg Loop tai kelias, pastatytas 20 amžiaus viduryje, daugiausiai rankiniu būdu. Jis jungia pagrindinius miestelius ir dabar yra laikomas vienu įspūdingiausių maršrutų pietryčių Azijoje. O jeigu tu video vis dar žiūri, labai kviečiu nepasididžiuoti, paspausti like ir pakomentuoti. Tau tai visiškai nieko nekainuoja, o man yra labai didelė pagalba ir motyvacija. Smagaus žiūrėjimo. Prasideda mūsų kelionė į Hadženg Loopą, į malonumų kelionę, kur gamta mus lepins kiekvieną mielą dieną. Dabar esu miegojimo autobuse, jeigu taip lietuviškai verčiasi, nesu tikras. Mus ką tik paėmė, važiuosim apie kokią 6 valandas į lokaciją. Ir autobusas yra tikrai ganėtinai patogus. Galima pasikelti atlošalą, nusileisti, kojų vietą nusileisti. Tikrai ganėtinai geras autobusas. Čia Česteris mėgaujasi savo lovytę. Ir mes tokie išsitaškę su Česteriu, kad nepasimėm nei vandens, nei snacksų. Ta prasme, tai čia bus tokia išlikimo kelionė be vandens ir be užkandukų. Galiu sakyti, kad bus ganėtinai sunku po tokių autobusų keliauti, sėdimam. Mes išgelbėti pirmą stotelę į tualetą ir apsipirkti kažkokiu tai skanumukų. Tai reikės nusipirkti vandenuko, kokį skanuką, o čia ne dešrelių turi visokių. Visur pas juos galima nusipirkti virtų kiaušinių, visur. Absoliučiai. Jiems labai patinka kiaušiniai ir ryžiai. Turiu pripažinti, kad ir man patinka kiaušiniai ir ryžiai. Česteris jau pripirko mums gėrybių maišą, kad kelionė būtų skanesnė ir įdomesnė. Viskas, prasideda kelionė, atvažiavom su autobusu apie 2 valandą į hotelį, atsikėlėm apie 7:30. Autobusų kelionė buvo pasibaisėtina, tiesiog jau į patį galą. Mane pirmą kartą supykino autobuse, nes tais serpantinais, kai pradėjo jisai važinėti, tai tiesiog buvo labai prastai. Ir nežinau, kažkoks sergantis atsikėliau, nes prie kondiškės miegojau, buvo šalta visą naktį, bet labai tingėjau atsikelti ir kondišai išsijungti. Tai dabar va toks kaip ir peršalęs, galvas spaudžia, tai žiūrėsim, arba tiesiog čia jau senatvė, nes intensyvios šitos dienos buvo prikeliauta visur, tai nežinau, pamėgins man Česteris vaistų suras, nes šis tokia savijautą, tai čia yra gaidys. Ir va čia mūsų štabas yra, kiek paruošta visokių motorolerių ir panašiai išlėkti į kelią. Čia ką tik įvyko susimokėjimas
kaip pas mafiją. Išleidau 5 500 000. Lietuvoj mums pagamins pusrytukų, pusryčiam banh mi su kažkuo. Tradiciniai vietnamietiški pusryčiai. Čia nuotykių ištroškę keliautojai. Ne, nu aš tikrai sergantis, blemba, čia kaip reiks šitą kelionę. Hello, iškęs, tai aš nežinau, nes ir kaulus laužo, galvas opa. Prastokai. Ir aš matau, čia visai nieko, viešbutis, kokie kalnai. Oh my god, nu čia bus kelionė, aš jau matau. Aš labai tikiuosi, kad gamta mane išgydys, gamtos energija ir grožis. Gavau paracetamolio, davė man paracetamolio, tai, nu ką žinau, ir galvelę atleido, ir nuotaika pagerėjo, tai dabar atvarė mūsų Easy driveris ir jau pradėsim kelionę. Susipažinau su savo Easy rideriu Ben. Hey Ben. Įdeda į waterproof, nu kaip, tiesiog į maišą. Įmeta mano daiktus. This is your bike? Yeah? Tai va, mano, nu kaip, ne mano žirgas, bet ant šito žirgo bus praleista daug laiko. Labai daug laiko. Tikėkimės, kad mano Easy driveris Benas moka vairuoti. Va, užsidėjau šalmą. Šiaip tai šalmai Vietname yra tokios kaip rytės. Ta prasme, ten net šalmų nepavadinsi, tikrai nesaugu, bet čia žiūriu, kad jau duoda normalų šalmą. Blogas signalas. Nu ką? Pradedam. Bet pirmą reikia degalų. Nu nėra, čia ypatingai patogu sėdėti, jeigu po minutės važiavimo nepatogu. Va, reikia degalų. 4 metus, sakė jau, Benas vairuoja, jeigu galima juo tikėti. Dar pamiršau paminėti, telefoną išjungiau. Darysiu tą tokį vadinamą restartą. Pirmas sustojimas į viewpointą, važiavom, nežinau kokią, gal 40 minučių, sunku pasakyti, bet jau vaizdai čia yra tikrai bele kokie. Truputėlį trukdo mano tas peršalimas pilnai mėgautis, nes tas paracetamolis jau kažkaip pradeda įsibezdėti, bet išgyvensim. Tokį gyvenimo būdą pasirinkau, tai reikia nešti šitą kryžių. Ir pažiūrėkit, kokie čia vaizdai. Ir mes su Chesteriu galvojam, gal čia patiem vairuot būtų smagiau, bet iš tikrųjų tai ne, nes reikia naudoti manual motociklą ir tie keliai, nu čia tikrai reikia turėti patirties. Tai labai gerai, kad abudu esam pametę savo international teisės. Tai sunkiai mums išnuomoti. Aišku, pavyktų susitart, bet aš nesu vairavęs manual moco, tai čia būtų bėdų turgus. Ir kaip visada, aš nieko čia beveik nežinau, kiek čia mes kilometrų važiuosim, ką čia mes darysim. Kažkaip aš pastebėjau, kad patinka man tiesiog užsibulkinį ir tiesiog go with the flow. Nenoriu per anksti prisikalbėti, bet oras šiuo metu yra tobulas. Saulytė šiek tiek pasikavojus už debesų. Tai nekepina taip, ne karšta. Ir matomumas labai geras, maksimalus, koks tai galėtų būti. Bet šitos kelionės tikiuosi visko. Čia ir lietaus bus ir panašiai. Bet po kol kas pradžia tai tobula, jokių nusiskundimų. Ir turistų kiekis čia yra neišpasakytas. Tenai sakė yra Booby Mountain.
vidury. Papų kalnas. Atrodo kaip papai, jo, nepasiginčysi. Tik spenelių nėra. Aš tiek šitos medžiagos prifilmavęs esu važiuodamas, bet nežinau, kur aš ją dėsiu. Nes niekam neįdomu žiūrėti tuos kalnus. Gamta yra nuostabi, man patinka gamta, aš myliu gamtą. Važiuojam dabar į kaimelį. Tenai kažką sakė, parodys iš lino, kaip daryti dalykus. Tai tikiuosi pamatysim vietinį kaimelį. Kaimelis pasislėpęs kalnuose. Tais kalnais atsigraužėti negaliu, ta prasme, pirmą kartą mačiau tokius, nežinau, ar čia man gražiausia gamta, kurią mačiau, ar Mount Rinjani, dar neapsisprendžiau. Bet čia tiesiog yra neįtikėtina. Dabar atvažiavom į kaimelį, kur mums parodys, dabar atvažiavau į kaimelį, kur mums parodys, kaip reikia apdirbti medžiagą, liną. Ir čia jie labai taip tvarkingai paskirstė tuos įstojimus po 20-30 minučių, tai visai nice. Ir aišku, galima apsipirkti, pažiūrėjus, kaip šitie meno dirbiniai gimsta. Šiaip tokį tai norėčiau nusipirkti. Labai faina medžiaga. Čia ir nekaršta būtų, bet aš keliauju su viena kuprinė, tai pas mane ten tų daiktų netelpa. Nes aš pasirinkau be lagaminų keliauti tik su viena kuprinė, kurią į lėktuvą gali įsinešti, tai tokius pamačius liūdi širdis, nes tiesiog netilptų. Norėčiau, bet netilptų. Gyvenimas verda čia, nors ir lėčiau galbūt, bet verda tikrai. Daug jaunimo mačiau. Ir jeigu kelias pradžioje buvo geras, toks labai lygus asfaltas, tai dabar jau mačiau visokių su duobėm, žvyrų ir panašiai, tai tokių pavojingų vietų yra ir manau, kad tų pavojingų vietų čia tik intensyvės. O čia jau margina liną, deda mozaikas. Įmerkia į rašalą, ten yra, deda, kaista ir su tokiu kaip vašeliu, čia ne vašelis, bet nežinau, kas iš tikrųjų margina. Gražiai atrodo labai raminanti veikla. Einam tualetą paieškosim. Ir čia daug malonių gamtos garsų, paukščiukai čiulba, labai ramina. Tualetas senas, kažkokiam tai iš plytų surestam namelį, bet šlangelė savoje nepamiršta. Šlangelė yra privaloma, be šito dalyko aš jau gyventi negaliu. Čia jeigu aš taip kiekvieną kalną bandysiu nufilmuoti, man tuoj vietos neužteks memory card'e. Reikia apsiraminti kažkaip, reikia tas emocijas suvaldyti ir su ta kamera čia kiekvieno posūkio nefilmuoti. Bet šitą vietą turit pamatyti. Va tokiais keliukais važinėjom. Neįtikėtina tiesiog.
Česteris darosi fotosesiją. Dėlius. Pažiūrėkit, kaip chebrytė kojytės įvaldė. Hop, 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 hop. Nice. Atvykom į pietų vietelę. Taip atrodo restoranas. Vietiniai žaidžia biliardą ir tokie vat vaizdai čia man iš karto primena Lomboką. Atkeliavo pietus ir stalas atrodo neįtikėtinai. Mėsytės, kažkokios bulvytės, salotos, nu žodžiu, tikrai gerai atrodo stalas. Reikia pasistiprinti man. Ir nepamirškime, kad maistelis su gražiais gamtos vaizdais yra du neatsiejami dalykai. Dar vienas viewpointas, kaip jau klasika tapo, papietavom ir buvau kamerą visiškai išjungęs, nes vėl mane sukabino ten, kai bulvė varčiausi ant sofos, tai Česteris suveikė paracetamolio, bet šį kartą 1000, nes ryte gėriau 500, dabar 1000, tai manau iki vakaro dabar ištempsiu, nes tai prastai buvo, kad oh my god, tai žodžiu, kol turiu paracetamolio, tol video filmuojam. Paracetamolio nėra, video nebefilmuojam. Ir va, šis viewpointas atrodo šitaip. Įspūdinga. Mūsų grupė susideda iš 6 žmonių, dabar einam pasidarysim bendrą nuotraukytę. Atvykom į žadėtą karaliaus pilį. Bandė tenai papasakotas bičiukas kažką, bet taip labai paviršutiniškai tiesiog, kad karalius pastatė pilį tarp kalnų. Tai einam dabar jos pažiūrėti. Šie rūmai pastatyti tarp 1919 ir 1928 metų Hmong tautos karaliui Wangqingduk. Kinų meistrai juos kūrė iš brangios medienos ir žalio akmens. Tai buvo galios ir gynybos simbolis kalnų viršūnėse. Šis karalius suvienijo kalnų gentis ir sukūrė savo mažą karalystę, kai likusi šalis dar buvo prancūzų kolonijos valdžioje. Prancūzai pripažino jo galią mainais į lojalumą, o pats karalius valdė šiaurės aukštumas, praturtėjęs iš opiumo prekybos ir sidabro mainų. Ši vieta iki šiol primena laikus, kai Hmong tauta čia turėjo savo karalių ir savo mažą pasaulį, atskirtą nuo likusio Vietnamo. Čia kažkokios įtartinos apeigos vyksta. Šitoje troboje čia yra bananai, smilkalai ir sakė, įdedi pinigų ir laimė neša. Čia jie visai nemažai tų pinigėlių yra sutalpint, bet čia viskas tikrai mažiems žmogeliukai suprojektuota, vat, pavyzdžiui, durys. Čia man tai tikrai reikia pasilenkti. Au, ir vis tiek galvą įsitrenkiau. Istorijos užteko vienai dienai, grįžkime į gamtą. Jeigu teisingai supratau, dabar jau varom į savo hotelį. Ką, 4:30 ir mes atvykstam į savo hoteliuką. Savo raiderio paklausė, tai sakė 150 km įveikiam, bet gal kažkaip nesijuto. Pasidarėm čekiną, gavom su Česteriu savo kambariuką, tuoj įvertinsim, apžiūrėsim. Nes kaip ir minėjau, mes čia premium paketą pasiėmėm. Easy Rideris sakė, apie 150 km nuvažiavom, šiaip nesijautė kažkaip, nežinau,
nelabai norisi tikėti, kad tiek nuvažiavom, dar po to reikės paklausti, kas geriau šneka angliškai. O dabar metas aprodyti kambariuką. Tiesiog 2 lovytės, vaizdai pro langą, čia vat visokie dirba žmogeliukai. Nu, neblogai, ką aš žinau. Va, čia vietiniai žmogeliukai darbuojasi. Čia ryžių laukai, jeigu neklystu, yra. Tenai kažkas vilina jau. Visai nieko. Tai visokių tų turų yra iš tikrųjų. Vieni yra, kur chebra ten nutūsina, belenkaip, ta prasme ten. Ypatingai, jeigu iš kokio hostelio didesnio sakai, tai jie ten nuvaro į tokius kaip irgi hostelius, ant čiužinių miega, bet visą naktį tūsina. Tai mes su Česeriu pasirinkom tokį ramesnį, kur maža grupelė, nes tik tai 6 žmonės ir niekas neverčia tą jų vadinamą happy water, linksmą vandenį gert. Tai dabar įsikursim ir 7 yra vakarienė, tai aš jau šiaip visai išalkęs, nors realiai visą dieną sėdi nieko neveikia, tai pažiūrėsim, gal ir mums pasiūlys happy water, vieną taurelę gal ir atsigerčiau. Žiūrėjau čia pro langą, tokia ten moterytė dirbo ir užmigau. Žiauriai geras power napas buvo, ta prasme, neseiliai, nubėgu, wow. Va, dirba čia žmonės. Visą dieną žmonės turi ką veikti. Nes mes dar su Česeriu sakėm, tai ką čia po dušu palindam ir einam į miestelį apsižiūrėti, bet atsigulėm, pasižiūrėjau į tą langą ir labanaktis, bet gerai, organizmas pats pasima, nes aš čia kokias, kiek čia 6 gal dienas, 5 dienas, taip non-stop keliauju ten. Dirbu, keliauju, nežinau, tie naktiniai traukiniai visokie, naktiniai autobusai, to miego normalaus nėra, tai tiesiog nulūžau kaip lapas. Išlindom iš savo urvų, bet noriu pasakyti, kad kambariai, tai, geras tas kambarys tikrai, bet ne tokie, kaip aš tik tokie mačiau, nes čia man su šita įmonė man turą pardavė tik tokas, kai ieškojau. Tai aš tikiuosi, mes dar turėsim rytoj gerą kambariuką. O kai bus, pamatysim, gal ten buvo marketingo triukas. Labai ramus miestelis, labai gražus dangus. Čia jaučiuosi kaip kokiam Twin Peakse. Visi taip apsirengę vaikšto. Tradiciniai rūbeliai. Nėra lengva čia tose kalnuose gyventi, dirba, neša, viską stato, tvarko. Toks tas ir gyvenimas. Žiūrėk, vaistinė yra. O, man reikės čia po vakarienės nusipirkti. Kokio vitamino C, dar kažko. Nice. Ok. Patogu, nes aš čia per gatvę pereinu ir jau vaistinė. Mano vaistinė, va. Maybe it's already close, yeah. Okay, I need to go now, I believe. Nusipirkau vitamino C, nors jau per vėlų gerų, bet vis tiek nusipirkau. Ir paracetamolio nusipirkau dabar. Turėsiu savo, išleidau centus, labai maloniai moterytė, nes šiaip, kai Indonezijoje buvau vaistiniai, tai ten skemina, belė kokias kainas sako, čia dabar, nežinau, net 15 000 išleidau ar 20, tai čia centai čia, tai
Labai smagu, kad nebando pasipelnyti iš turistų. Štai mūsų šventinis stalas. Vakarėlio stalas. Nu, kas šį įdėta? Padėti va tokie dalykai. Let's go. Nu va, išaušo mano akimirka, kai pasiūlė linksmojo vandens. Įdės mums visiems ryžiukų. Hello, Vietnam! Ho Chi Minh, Vietnam. Ant stalo matome saldžias bulves, vištieną, kiaulieną, jautieną, sriubytę, tofu ir kiaušiniai. Jau Easy Rideris išdarinėja išdaigas jau. Nugi, ką tu čia pili dabar? The first day, right? Yeah. So now I want to teach you guys how to say shit in Vietnam. Okay. Like Vietnamese culture. Okay. When I ask, anh em ơi, everybody say, ơi. Okay. Yeah, after that, repeat after me. All right. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah! Anh em ơi! Ôi! 2, 3, rô! 1, 2, 3, rô! 2, 3, rô! 2, 3, rô! 2, 3, rô, rô, rô! 2, 3, rô, rô, rô! 2, 3, uống! 2, 3, uống! Cheers! Cheers! Čia mūsų stalas, truputėlį toks su europietiškas ir tenai Easy raideriukai irgi valgo, bet pas juos tenai visai kitokie dalykai, žuvytės, nu žodžiu, mums taip kaip turistukam patikė. Kol mes buvom su prancūzais išėję į lauką prasividinti, čia jau žiūriu prasideda jau karaoke vakarai. Do it. Svyruoja, ta mano sveikata labai svyruoja, skundžiuosi aš čia. Sie! Bet palikau ten visus dainuoti karaoke, šiandien karaokės aš nepadainuosiu, iš praeitų video jau matėt, kad pridainavau daug, šiandien pasuoju. Tai žodžiu. Viena diena pasibaigė, buvo tikrai ganėtinai gera diena, sakyčiau, atmetant mano savijautą, bet net ir su tokia savijauta galėjau pasimėgauti, tai dabar einu ilsėtis į lovytę ir bandysiu per vieną naktį atsigauti iki rytojaus.